Kada mes nusipirksim tokį bliūdą ir kepsim palie? Bliūdas yra šunim. Žiūrėk šitą daiktą paelierą, vadinasi, paelį. Negali supykti ant tavęs. Ir iš viso, kam tu paėmė šitą vežimą? Mums nieko nereikia. Šitą vežimą labai telpa daiktas, kuris vadinasi, mums nieko nereikia. O tik čia kaip pridėsi. Ir tada šitas daiktas nieko nereikia tilps. Ne, mums nieko nebereikia viską. Važiuojam į kasą. Einam dar kumpę pažiūrėti. Ne, jau viskas. Jo, kumpę dar paimam. Viskas, jau einam. O, žiūrėk, kumpė. Ne. Tavęs jau žiūri, nieks nebegazdina, jau tau tik tais geltona ir jau reikia jiem. Viskas, man nebereikia nieko, nebetelpa į vežimą. Nebetilps lagaminą. Net nebetilps. Gerai, tada paimkim kokią dešą. Einam toliau. Oficialiai negaliu patikėti, kad nesiekė šitos ribos šitas vežimas. Jis siekia tik pusę. Nu tai pusė nieko nereikia. Bet mes dar tik esam pusė eilės į kasą. Iki čia buvę. O dabar kas yra? O dabar yra pusė, nieko nereikia. Ai, čia vadinasi, atėjom tik pažiūrėti. Kaip tečiui padaryti gėdą, kai esi dukra. O, pasiėmė maišą. Ir va šitaip, reikia kilnoti ir jisai eina ir taip žiūri. Taip, kai nufilmavau, kaip sakant, jau įamžintai yra. Nebeištrinsiu šito video. Pažiūrėsiu, tu neištrinsi. Atsipirkimas buvo labai sėkmingas. Vietoj nieko nereikia. Tik pažiūrėjom ir išleidau 40 vienetų pinigų. Žiauru.